patyrė neeilinį incidentą. Įtariama, kad pramogų parke Anykščių rajone vos 15 metų mergaitę seksualiai išnaudojo linksminti lankytojus turėjęs animatorius. Paaiškėjo, kad mergaitė nukentėjo ekskursijos su klase metu spalio pabaigoje. Tuo metu, kai tokie pramogų parkai prieš Heloviną ūžte ūžė nuo lankytojų. Šį nusikaltimą, kaip ir kitus nusikaltimus prieš vaikus, prokuratūra nuo visuomenės nuslėpė. Žmonės to piktinasi. Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinu ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. Ir išties, vienai 15-metei apsilankimas pramogų parke Anykščių rajone virto nepamirštamais išgyvenimais. Įtariama, kad mergaitė vidury baltos dienos šiame parke patyrė seksualinį išnaudojimą. Kiek mama papasakojo, kad tikybos mokytoja nuvežė vaikų ekskursiją į labirintų parką Anykščių rajone ir štai ten įvyko seksualinės prievartos momentas.